Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Ketvirtadienį kelyje Alytus-Kaunas susidūrė vilkikas ir arklius priekaboje vežęs lengvasis automobilis. Eismo nelaimė įvyko apie 14 val. Alytaus rajone. Iš Baltarusijos į Klaipėdą jūrinį konteinerį gabenęs vairuotojas pasakojo, kad jį lenkė lengvasis Volvo, kuris tempė ir priekabą su 2 žirgais. Persirikiuodama priekabą lietė vilkiką ir transporto priemonės susidūrė. Lengvasis automobilis nulėkė nuo kelio. Iš sumaitotos priekabos žirgai išsigandę pabėgo. Juos pavyko pagauti, kai šie nusiramino. Nuo kelio nulėkė ir vilkikas, jis sugadintas nepataisomai. Vairuotojas teigia, kad važiavęs 80 km/h greičiu. Tai įrodė ir pareigūnams, mat krovininiuose automobiliuose sumontuotos greičio ir laiko matavimo sistemos. Vairuotojas negali suprasti, kodėl jį lenkė priekabą tempęs automobilis. Priekaištų turi ir lengvojo automobilio ekipažas. Esą vilkiko vairuotojas galėjo išvengti susidūrimo. Eismo įvykio metu sugadintos abi transporto priemonės. Laimei nei žmonės, nei žirgai, kurie vyko į varžybas harmonizacijos parke, nenukentėjo. Lengvąjį automobilį išgabeno evakuatorius. Įvykį tiria Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.